Labas rytas visiems. Labas rytas. Artūrai, šiandien aš noriu tave pavaišinti sriuba, turbūt bene mano mėgstamiausia greita sriuba, kurią galima paruošti tik per 7 minutės. Iš tiesų bus labai įdomu paragauti tos tavo mėgstamiausios sriubos. Šios dienos mitas, kaip suprantu, yra toks, kad greitai, sveikai pagaminti tikrai galima. Taip. Ir sriuba, jo labiau, kadangi tai yra puikus iš tikrųjų maistas ir naudingas tiek mūsų skrandžiui, tiek mūsų pilvui, kaip aš sakau, norint pavalgyti skaniai ir sveikai. Tai apie pagrindinius produktus, kuriuos aš naudosiu. Jie yra tokie vadinimų baziniais, juos galima pakeisti jūsų mėgstamiausiais, bet reikėtų brokolių, aš juos apvyriau kelias minutės, tada yra šviežia lašiša, tada yra vyšniniai pomidorai, grybai, imbieras marinuotas, parduotuvėje tikrai galite atrasti, ir tom jam pastą arba galite naudoti kario raudonąją pastą. Mes, kad atsiskleistų dar daugiau jo skonio, pakepinsim ant alyvuogių aliejaus, truputį puodę ir tada supilsime gerą stiklinę sultinio. Mes greitai paruošime sultinį ir į lėkštę sudėliosime visas daržoves, įdėsime lašišos gabaliukus ir užpilsime to sultiniu. Ir sriuba bus paruošta. Ir mažai kaloringa sriuba iš tiesų gaunasi, kadangi, nežinau, ar žinai, Alfa, kiek turi 100 gramų brokolių kalorijų maždaug? Ne. Ir logiškai mąstant, turbūt atrodytų, kad turi apie 100 kilokalorijų. Tačiau 100 gramų brokolių turi maždaug apie 50-70 kilokalorijų. Tai yra mažiau negu gramų turi. Okay. Tai yra mažai kaloringas produktas. Gerai, tai ką, aš dedu į puodą, pilu alyvuogių aliejaus, įdedame gerą šaukštelį pastos, tom jam arba kario, raudonojo kario pastos, ir užpilame viską vištienos arba daržovių sultinio, priklausomai nuo to, kokią turite namuose. Ir viskas, ir tada nukeliame nuo ugnies ir mūsų sultinis yra paruoštas. Į lėkštę aš dedu virtų brokolių. Vėlgi esu matęs ne kartą, kai namuose žmonės gamina ir brokolius verda apie 15 minučių, jie net praranda spalvą. Tokie būna, žinai, tai tikrai nėra gerai, kadangi brokoliai turi labai naudingų mikroelementų, kaip pavyzdžiui jodas, kuris yra reikalingas mūsų gerai skydliaukės veiklai. Ir jeigu mes juos ilgai termiškai apdorosime, tai be abejo jie praras daug maistinių medžiagų, kurios yra reikalingos žmogui. Tai šitos sriubos esmė, sakyčiau, azijietiška sriuba, kaip ir japonai mėgsta naudoti daug šviežių produktų ir tikrai 15-20 arba kokių barščių 45 arba pusantros valandos tikrai nereikia virti. Viskas yra šviežia ir nereikia to šviežumo bijoti, nes kažkaip tai lygiai taip pat ir su tais pačiais pievagrybiais mes dažnai gąsdinamės, kad Taip, atrodo, kad kažkas tai tokio pakenks mūsų sveikatai, nes nepaisant to, kad šviežias produktas yra visada maistingesnis ir naudingesnis. Taip. Tai jau labai gražiai dabar jau atrodo, ne? Ir aš dabar paimsiu ir porą gabaliukų lašišos, tiesiog atpjausiu ir įdėsiu sriubos viršaus. Čia galite naudoti ir upėtakį. Tarp kitko, kalbant apie žuvį, tai ko gero lašiša, tunas arba menkė būtų viena vertingiausių žuvų rūšių, kurios yra turtingos omega-3 riebiosiom rūgštim. Ir be abejo, renkantis žuvį reikėtų atkreipti dėmesį vis dėlto, kur jinai yra auginta. Jeigu tai yra ne ta vadinama dirbtinė žuvis, kuri auginta visokiose fermose, o pagauta, pavyzdžiui, natūraliame vandens telkinyje, tai jinai neturės tiek daug sunkiųjų metalų savyje, kadangi žuvis apskritai kaupia sunkius metalus ir reikėtų vartoti saikingai. Tai sultinys jau yra gražu ir galima būtų jau valgyti kaip salotas, bet mes visą šitą užpilsime karštu sultiniu ir pamatysite šiek tiek pabalto žuvis ir tikrai daugiau jai nereikia jokio termiško apdorojimo. Ar žinai, Alfi, kodėl žuvis pabaltoja, kai užpili karštų sultinių? Manau, kad nežinau, bet tik aš sužinosiu. Nenoriu spėti. Tai dėl baltymo gal? Baltymas... Taip, būtent dėl baltymo, kadangi baltymas gavęs truputėlį karštesnio oro arba, tarkim, šiuo atveju sultinio, jisai turi savybę denatūruoti. Tai yra, paprastai tariant, baltymo molekulė išsivinioja ir šiek tiek pakeičia spalvą. Lygiai taip pat kaip ir kiaušinis karštame vandenyje tampa baltas iš permatomo. Jau kaip kvepia. Ir ką? Ir paskutinis akcentas, mes pratę valgyti imbierą marinuotą su sušiais, o aš noriu šiandien jums parodyti, kad jis puikiai tiks ir prie sriubos. Tai truputį dar paskaninkit
keletą gabalėlių imbiero sriubą. Sriuba pakankamai yra aštri ir šiek tiek šviežio baziliko lapelių. Ir vėlgi, nedarykite klaidos, nes dažnai supjausto tą baziliką ir įdeda į pačią sriubą. Tai kvapas, aš matau, kad aš jaučiu kvapą tikrai labai ryškų tokį sodrų kvapą. Galima netruputį patrinti keletą lapelių, kad dar labiau atsiskleistų tas aromatas. Kągi, sriuba paruošta. Mes turime jau renkant... Čepsime truputėlį prie tos sriubos. Tai mes tikimės, kad jūs nulėksite į parduotuvę, o gal viską rasite ir savo šaldytuve, interpretuosite ir pagaminsite taip pat tokią sriubą savo namuose. Taigi, rezumė, mažai termiškai apdorota sriuba, turinti daugybę visokių mikroelementų, maistingųjų medžiagų, omega-3, jodo ir tai yra super pasirinkimas norintiems valgyti skaniai, sveikai, gyventi ilgai ir svarbiausia gyventi kokybiškai. Ir aš manau, kad jinai pakankamai tikrai originali, kad galėtų sužavėti net ir jūsų savaitgalio ateinančius svečius. Tik ką, aš paėmiau žiūrėjau kokį didelį šaukštą, visiems gero savaitgalio ir mes pradėsim valgyti. Ir nepamirškit pabėgioti sekmadienį. Iki.